Šiandieną esame pačioje Vilniaus širdyje senamiestyje, kur atėjome įvertinti mūsų eglutės. Stop. Čia dabar kas? Juokauju. Šį kartą svetimų idėjų nevoksime, o eisime daryti tai, ką darome geriausiai - valgyti ir komentuoti. Iškart atėjom prie tikslo, prie man įdomiausias vietas, kadangi mačiau pas kolegą Donatą, kad jis valgė šį nuostabų keptą Tatrų kalnų sūrį, tai ir aš susigundžiau. Pirmiausia, skrandukus reikia apšildyti iš Anglijos, atvežtas į driuko paragauti. Karštas. Kaip obuolių nuostabiausia gaiva, bet dar šilta, sušildo ir skrandį, ir sielą, duoda iškart 10. Ir štai jis mano rankose. Kvapas toksai rūkyto sūriuko. Pasiėmiau paragavimui 2, tai vienas bus klasikinis su spanguolių uogiene, o kitas yra su šoninė. Labai įdomu. Šis rūkytas pieno sūris yra iš Tatrų regiono pietų Lenkijoje. Jis yra saugomas kaip ES kilmės vietos nuoroda, todėl tik originaliai Tatrų kalnuose pagamintas sūris gali vadintis osipe. Oho, vienas proteinas. O uogienė kaip gerai papildo. Nu čia ir naujieną aš pasakysiu. Žiūrėk, geras. Operatorius, paragaujam greitai. Sakykite, operatorius, kaip sūris. O miestelio didumas tai rekordiškas. Man atrodo, čia pusė Panevėžio realiai. Dar tokia nesu mačius. Pakliuvom Panevėžį gyvydai, na. Jei prieš tai buvo daug baltymų, dabar bus dar daugiau baltymų, nes ragausime su šoninė. Nu gal ir riebaliuko bus, bet ar mums tai rūpi? Šiaip aš nesu tokia didelė šoninės mėgėja, bet skaniai. Tikriausiai vis tiek rinkčiausi klasikinį variantą, bet jeigu mėgstate riebiau, tai labai gerai. Kaina 3,5 už klasikinį su spanguolėm arba 4,5 su šoninė. Oi, iš kur čia 2 gėrimai atsirado? Ar dėl šio sūrio vilkčiausi prie eglutės, kad pasitrinsiu keliais šimtais žmonių? Žinoma, kad taip. Labai patiko, padarė įspūdį. Tam, kas nemėgsta saldžiai, tai čia yra tikriausiai geriausias desertas. Daug baltymų, biškį riebaliuko, bet žiemą tikrai galima. Maistas ant pakmo, sako, va, rekomenduojam labai.